Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Šiandieną esam pirmojoje Lietuvos sostinėje. Kernavėj. Susitinkam su be galo įspūdinga bažnyčia, neogotikinio stiliaus pastatyta iš raudonų plytų ir jau už mūsų. Ji vadinasi Šventosios mergelės Marijos Škaplierninės bažnyčia. Taip, ir priekyje jos yra Mozės su 10 Dievo įsakymų, kuriuos mes pasiskaitėm ir pasistengsim šiandien būtinai visus išpildyti. Visada išpildyti jas reikia, ne šiandien. Mes bent jau šiandien. Šalia bažnyčios jūs taip pat rasite geležinį vilką ir Iveta labai noriu jums papasakoti šitą visą legendą. Ta legenda yra labai populiariai ir ją tikrai visi žinote, bet gal užmiršot, pakartosiu. Tai čia yra Vilniaus atsiradimo legenda. Sykį Vytautas medžiojo Vilniaus apylinkėse, apsistojo nakvoti ten, kur dabar stovi Vilnius ir susapnavo stauginti geležinį vilką. Pasiklausęs savo Krivaičio Lizdeikos, ką reiškia šitas sapnas, sužinojo, kad tai reiškia, kad toje vietoje stovėjęs didžiulis miestas ir labai garsas apie jį sklis. Ir sklinda. Šalia bažnyčios rasite 15 mozaikinių paveikslėlių sukurtų iš mažyčių akmenukų, rastų būtent šiose vietose. Šios paveikslėlius sukūrė dailininkė Jadvyga Grišiūtė. Ką norėjai sakyti? Nieko. Jau sumeluoti kažką norėjau. Paveikslėliai yra labai gražūs ir sunku patikėti, kad jie nėra spalvoti, tiesiog, kad... Jie yra spalvoti. Jie nėra spalvinti. Ja. Jie yra tiesiog sudėti būtent iš atitinkamos spalvos akmenukų ir labai gražūs. Verta pamatyti. Daug darbo, be galo daug darbo įdėta į šios paveikslėlius. Klebonės kieme galite rasti draugių. Verta aplankyti. Atя. Dabar ir verk. I'm sorry. Good. Бегать, бегать. Klebonijos kiemas yra visiems atviras, jame yra padarytas didžiulis baseinas, kuris yra Lietuvos formos. Taip pat gali čia pasivaikščioti, tikrai labai sutvarkyta, gražūs gėlynai ir visada atviras visiems.
Pakeliui link Garsiųjų garsiųjų 5 piliakalnių. Šalia bažnyčios jūs rasite 2 mauzoliejus ir tarp jų vienas iš jų yra mūrinis, kitas medinis ir tarp jų stovi senosios bažnyčios išlikę pamatai. Mes tuoj lipsim į piliakalnį ir Iveta neš didžiulį akmenį. Ar sužinojai, kodėl Tokio dydžio neši? kaip mano nuodėmė. Va tokį. Jo, ir Iveta, ar sužinojai, kodėl reikia nešti tą akmenį? Ne. Bet nepraraskite vilčių. Sužinosite kitoje serijoje. Gražiausia buvo pajauta ir pajautos vardu yra pavadintas. Ir pajautos vardu yra pavadintas slėnis. Ir saulelė išlindo. Ir saulala vėl apkopdama budinas vietą. Ir šaltos žiemos triusus naikindama juokės. Sklando legenda, kad nuo Kernavės piliakalnio link Trakų buvo požeminis takas, nuo Trakų link Vilniaus. Kernavėje piliakalniuose takas buvo uždarytas geležiniais vartais, Trakuose sidabriniais, o Vilniuje auksiniais. Taip pat verta paminėti, kad nuo 2004 metų Kernavė yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šiandien tiek, iki kito karto. Vaikščiokite šituose piliakalniuose, ypač šiaurėse. Labai atsargiai. Žinau, kur tai. Nes aš jau einu iš čia, filmuojam. Nice, ne? I'm sorry, aš juokiuosi, bet aš iš tikrųjų negaliu susilaikyti. Wow. Wow. O link Trakų buvo požeminis trakas. Bažnyčios, šalia bažnyčia.